Taip, dabar mes esame čia Jono Basanavičiaus gimtinėje, bet mums reikia tik knygnešių giraitės. Kaip čia mums nuvažiuoti dabar? Nu kažkaip rasim vis tiek tą lobį mes, galbūt, jeigu jis yra dar. Tada reikia čia juo, matai gulbę. Plaukėsis. Čia parodyta, kad vandenukas kažkoks, tai gulbė plaukė galbūt, ko gero. Tai vat kaip tas atrodo visas stendas. Paskui gal. Čia taip. Gerai, važiuojame toliau ieškoti tada. Nu kažką panašaus radom. Knygnešių giraitė parašyta. Wow. Nu, nei gal kur purvina, ei gal per žolytę geriau. Čia kažkokie gudruoliai su mašinom. Su mašinom net važinėja, kur nuveiti galima. Einam toliau. Nu, jau kiek žingsnių praėjom, tai neskaičiuojam, bet galbūt kažkokių orientyrų atrasim. Kažkoks tai akmenų, kažkoks kruvytė turėtų būti. Reikia pasiieškoti. Kas čia parašyta? Knygnešių giraitė. Lietuvos tautinio atgimimo žolyne. Mama, tu gali paduoti. Va jau matos kažkoks tai aukuras ar kas ten, kažkokia akmenų krūvytė. Ir tada reikės pasisukt kažkaip į kairę. Svarbiausia, vienas lobį ieškotojas bėgioja. Taip, dabar žiūrėk. Mums reikia va čia ateiti iki šitų akmenukų. Va. Ateinam iki šitų akmenukų. Ateinam tiesiai, va žiūrėk. Ateik. Va taip. Taip, ir dabar pasisukti čia. Ir dabar per kažkokią medžią bus tas lobis. Turėtų būti. Va kur takėlis, tai ten turėtų ir būti. Va čia, va šičia. Va čia va bandom eit, va čia va žiūrėk, čia išminta, va čia einam. Čia gėlesnis. Aha. Ir žiūrim, ar jau Samoška pasiėmė ar nepasiėmė lagaminą. Greičiausia, kad jau pasiėmė. Nes yra rugpjūčio 2 diena. Tai lagamino gali ir nebebūti. Taip ir yra. Lagaminų nebėra, tik tai sraigės belikę va, kažkokias tai. Sraigytės su skaičiukais. Ką tie skaičiukai reiškia, nepasakysiu. Nu va, matai, lobę neberadom. Žiūrėk, dar viena kažkokia, kas čia padaryta. Su skaičiukais, bet gyva sraigė, kas čia padaryta. Per nesąmonę. Mama, želėks laikas su skaičiukais. Kas čia tai padarė tokį dalyką? Vien žodžiu lobio nebėra, va čia jisai turėjo būti. Ko gero jau Samoška pasiėmė. Nu, svarbu tą vietą aplankėm, suradom ir tiek žinių. Bet va tų skaičiukų aš nesuprantu. Kodėl jos tuščios, o viena vat pilna sraigė ir irgi su skaičiukais. Tada skaičiukai 952, dar kažkokie tai. Nu, įdomi čia. Nu, apžiūrėjom gražią giraitę ir tiek žinių.